Laba diena. Džiaugiamės, kad jungiatės prie projekto Klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Projektas finansuojamas ES Erasmus Plus programos lėšomis. Projekto partneriai: Pamukalės universitetas, Krajovos universitetas, Hatay Mustafa Kemal universitetas, Baskent universitetas, Suleiman Demirel universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas ir visų šių šalių kineziterapeutų asociacijos. Pamukalės universitetas yra pagrindinis šio projekto koordinatorius. 4. modulis – Denervuotų raumenų elektrostimuliacija. 4.5 – Neuroatmezė. Vertė ir įgarsino Šiaulių valstybinės kolegijos asistentė Erika Petraitytė, parengė Zeliha Ozlem Juruk. Įvadas. Neuroatmezė – tai visiškas periferinio nervo vientisumo praradimas. 5. stadijos sužeidimas pagal Sunderlando klasifikaciją atitinka neuroatmezę pagal Sedono klasifikaciją ir reiškia sunkiausio laipsnio nervo pažeidimą, kai nervas yra visiškai pažeidžiamas. Neuroatmezės atveju nervas visiškai praranda savo vientisumą. Įvadas. Neuroatmezė. Pasireiškus neuroatmezei, švano ląstelės išskiria eilę neurotrofinių veiksnių, tarp kurių yra NGF, BDNF ir GDNF, kurie skatina neuronus išgyventi, o aksonus ilgėti. Nepaisant fiziologinio gijimo, chirurginis gydymas po neuroatmezės yra būtinas. Įvadas. Simptomai. Visiškas motorinių funkcijų netekimas, sensorinių funkcijų netekimas, autonominės sistemos funkcijos netekimas, žievės plastiškumas. Įvadas. Atsigavimas. Atsigauti yra daug sunkiau dėl visiško motorinių ir sensorinių funkcijų netekimo. Raumenų denervacija užtrunka ilgai. Aksonai gali būti nukreipti bloga linkme dėl sutrikusio endoneurinio vamzdelio vientisumo. Dažnai susidaro skausmingos neuromos. Tikslinių raumenų atrofija tampa nebepagydoma po 12-18 mėnesių po denervacijos, kas stipriai paveikia funkcijos atstatymo galimybes. Aksonai iš sužeidimo ar chirurginės korekcijos vietos auga 1 mm per dieną greičiu. Kai regeneruotinas atstumas viršija 50,8 cm, net ir iki savo galutinio tikslo nusidriekę aksonai nebūna funkcionalūs, nes denervuotų raumenų skaidulos 20-24 mėnesį virsta fibroziniu ir riebaliniu audiniu. Paciento būklės įvertinimas. Elektrodiagnostikos tyrimai, faradinis sužadinamumo tyrimas, raumenų jėga, judesių amplitudė, dermatomos, antropometrinės savybės, kūno laikysena, viskoelastinės raumenų savybės, tonusas elastingumas tiksotropija, skausmas, autonominės PNP sergančių pacientų funkcijos. Taip pat galima atlikti magnetinio rezonanso tyrimą, ultragarso tyrimą ir EMG stimuliaciją. Elektrostimuliacijos tikslas ir poveikis neuroatmezės atveju. Palaikyti raumens aktyvumą, kol laukiama regeneracijos, nuoroda į pirmą paveikslėlį, atitolina atrofiją ir fibrozę, skatina reinervaciją, malšina skausmą. Elektrostimuliacija neuroatmezės atveju. Elektrinė raumenų stimuliacija, funkcinė magnetinė terapija, trumpa intraoperacinė elektrinė stimuliacija, TENS arba kitaip per odinė stimuliacija.
Elektrostimuliacijos poveikis denervuotiems raumenims. Reguliuoja GDNF mRNR lygius raumenų viduje. Šis į distalinę nervo dalį paskleidžiamo trofinio faktoriaus padidėjimas teigiamai veikia aksonų regeneraciją ties augimo kūgiu ir skatina nervo atsikūrimą. Kasdien stimuliuojami raumenys pasižymi gausesniu reinervuotų motorinių vienetų skaičiumi, kurių vidutinis dydis būna mažesnis. Neuroninis aktyvumas sumažino motorinių vienetų apimties padidėjimą, EMS nepagerino funkcijos, EMS pakeitė nervinių ląstelių adhezijos molekulių baltymo genų ekspresiją ir elektrinė stimuliacija sumažino jautrumą acetilcholinui. Elektrostimuliacijos poveikis nervo atsikūrimui. Neigiamas poveikis gali būti tai, kad elektrinė stimuliacija nepagerina funkcijos. Teigiamas poveikis, kad taikant 1 valandos 20 Hz trumpą tarpinę elektrostimuliaciją, žemą dažniu taikant elektrostimuliaciją galime gauti geresnius rezultatus lyginant su aukštos elektrostimuliacijos dažnio poveikiu. Gerasis efektas yra tai, kad atliekant elektrostimuliaciją didėja BDNF, NGF ir makrofagų ir aksonų augimas. PEMF ir TENS poveikis raumenims. PEMF terapija – tai baltymų sintezė, jonų kanalų reguliavimas ir augimo faktoriaus išskyrimas. Ilguoju laikotarpiu PEMF terapija nebuvo veiksminga, tačiau ši terapija gali būti naudinga trumpuoju laikotarpiu. TENS – nociceptinis, neuropatinis ir kompleksinis srities skausmo sindromas, skausmo perėjos teorija. Elektrostimuliacijos privalumai ir trūkumai, taikant ją reinervacijos metu. Elektrostimuliacijos privalumai. Mažina venų sąstovį ir edemą, didina raumeninius neurotrofinius faktorius BDNF, GDNF, NGF, atitolina atrofiją ir fibrozę, palaiko raumens aktyvumą, kol laukiama regeneracijos, malšina skausmą, stiprina jutiminius signalus ir palaiko ryšį tarp smegenų žievės ir periferinių organų, mažina randų formavimąsi. Elektrostimuliacijos trūkumai. Traumuoja denervuotus raumenis, perteklinė stimuliacija, slopina nervinių ląstelių adhezijos molekulių gamybą ir jautrumą acetilcholinui, atitolina arba užslopina kolateralinį sinapsių formavimąsi ir reinervaciją, atkartoja valingus susitraukimus, tačiau ne tokiu pat fiziologiniu mechanizmu, kokiu atliekami fiziniai pratimai. Papildomos naudos trofiškumui nėra, nepakankamas dienos susitraukimų skaičius, elektrostimuliacija stimuliuoja tik paviršines skaidulas. Gilesniems skaiduloms stimuliuoti reikalinga aukšto intensyvumo srovė. Elektrostimuliacijos protokolas neurotmezės atveju. Trumpa intraoperacinė elektrostimuliacija – tai neseniai pristatyta technika, kuri anot tyrimų yra veiksminga. 1 valandą naudojama dvifazė srovė 20 Hz 100 mikrosekundžių įvedama implantuotais elektrodais. Nors ši technika atrodo esanti veiksminga regeneracijai, kineziterapeutams ji nėra praktiška, nes ji naudojama tik po nervo atstatymo ir yra invazinė. EMS stimuliacijos parametrai dirbant su neurotmezės atvejais. Srovės tipas – modifikuotoji galvaninė srovė, vienfazė stačiakampė ar trikampė, pulsuojanti kintamoji srovė, asimetrinė dvifazė po ir reinervacijos, impulsas ciklo trukmė, daugiau negu 100 milisekundžių modifikuotoji galvaninė srovė,
0,11 milisekundė faradinė srovė, amplitudė, sukelianti pakenčiamus susitraukimus, impulso dažnis, nėra modifikuotoji galvaninė srovė, mažiau negu 40 Hz lėtai susitraukiantiems raumenims kintamoji srovė, 50–70 Hz greitai susitraukiantiems raumenims kintamoji srovė, kėlimas, žeminimas, nėra modifikuotoji galvaninė srovė, 1 sekundė su 3 sekundėmis kintamoji srovė, stimuliavimas, pauzė, 1 su 2 modifikuotoji galvaninė srovė, 1 su 9 sekundėmis kintamoji srovė, 2 5 sekundės su 2 25 sekundėm. Moduliacijų nėra. Gydymo trukmė 3 susitraukimų ciklai po 30 arba 2 ciklai po 45 modifikuotoji galvaninė srovė, mažiau negu 30 sekundžių kintamoji srovė. Seansų dažnis 3–5 kartai per savaitę, iš viso apie 8 savaites. Poliariškumas. Katodas modifikuotoji galvaninė srovė, nėra kintamoji srovė. Elektrodų išdėstymas. Bipoliarinė ar monopoliarinė technika lygiagrečiai skaiduloms. Elektrostimuliacijos protokolas neurotmezės atveju. Dėl pailgėjusių denervuoto raumens sarkomerų, taikant elektrinę raumenų stimuliaciją reikia sutrumpinti raumens ilgį. EMS nederėtų taikyti ilgai dėl žemos oksidacinės energijos mechanizmo. EMS neturi būti taikoma daugiau nei 3 dienas per savaitę ir ne ilgiau kaip 8 savaites. Kineziterapeutai turi pasistengti, kad paciento raumenys neišvargtų, kai jam taikoma EMS. EMS gydymą reikia pradėti įsibėgėjus nervų reinervacijai ir baigti pacientui pradėjus aktyviai judėti. Raumuo antagonistas neturi susitraukti tuo pat metu. PEMF terapija neurotmezės atveju. Taikoma nuo 0 iki 20 mT, dažnis 50–100 Hz. TENS terapija neurotmezės atveju. Standartinė TENS dažnis 60–120 Hz, impulso trukmė 50–100 mikrosekundžių, intensyvumas sensorinėme lygyje 20–30 minučių. Akupunktūrinio pobūdžio TENS skausmingoje vietoje dažnis 1–5 Hz, impulso trukmė 150–250 mikrosekundžių, didžiausias pakenčiamas diskomforto nekeliantis intensyvumas 30 minučių gali būti taikomas skausmui neurotmezės atveju malšinti. Klinikiniai elektrostimuliacijos įrodymai neurotmezės atveju. Veido paralyžius. Arnold ir bendraautoriai įtraukė 3 pacientus, kuriems buvo anksti, nuo 15 dienų iki 3,5 mėnesio, skirta namuose taikyti skruosto raumens EMS po veidinio nervo pažeidimo, švanomos operacijos, metu su savaiminiu gijimu arba po veidinio nervo atstatymo. Taikyta stimuliacija 50 milisekundžių, 7 Hz dažnio trikampiai pavieniai impulsai, kurių srovė mažiau arba lygus 5 mA. Autoriai nustatė, kad elektrinė stimuliacija nesukėlė diskomforto ir nepageidaujamų nespecifinių reakcijų kitiems toje pačioje ir arba priešingoje veido pusėje esantiems veido raumenims. Klinikiniai elektrostimuliacijos įrodymai neurotmezės atveju. Veido paralyžius. Deramai taikoma elektrostimuliacija netrikdo veidinio nervo regeneracijos eigos. Ji palaiko raumenų funkciją nuo pažeidimo pradžios iki savaiminės reinervacijos arba chirurginiu būdu sukeltos tikslinių raumenų reinervacijos. Ji taip pat gali sumažinti sinkinezinę reinervaciją, nors duomenų leidžiančių daryti bendras išvadas vis dar nedaug. Klinikiniai elektrostimuliacijos neurotmezės atveju įrodymai.
arklio uodegos sindromas. Kern ir bendraautoriai ištyrė EMS poveikį pacientams turintiems ilgalaikę keturgalvio šlaunies raumens denervaciją. EMS pradėta 18 mėnesių po pažeidimo. Tyrimo autoriai stimuliuodavo keturgalvį šlaunies raumenį dvifazės stačiakampinių bangų srovės impulsais, impulso trukmė 40–120 milisekundžių, dažnis 20 Hz, stimuliacija 2 sekundės, pauzė 2 sekundės. Gydymas buvo vykdomas 15 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę. Biopsijos rezultatai atskleidė miofibrilių atsistatymą ir augimą. Išvados. Lyginant su aksonotmezės atveju, neurotmezės atveju reinervacija nėra iki galo sėkminga. Todėl klausimas dėl elektrinės stimuliacijos veiksmingumo siekiant pratęsti laikotarpį iki nepagydomos raumenų atrofijos ir pagerinti reinervacijos galimybės išlieka neatsakytas. Neurotmezės atveju galima naudoti EMS, intraoperacinę trumpą elektrostimuliaciją, TENS ir PEMF terapiją. Klinikiniai tyrimai rodo, kad 1 valandos trukmės po atsistatymo taikoma intraoperacinė 20 Hz dažnio elektrinė stimuliacija gali padėti pacientui atsigauti. Nors ši technika atrodo esanti veiksminga regeneracijai, kineziterapeutams ji nėra praktiška, nes ji naudojama tik po nervo atsistatymo ir yra invazinė. Išvados. Kita technika – tai elektrinė raumenų stimuliacija. Esama mokslinės literatūros apie eksperimentus ir klinikinius tyrimus su EMS. Nepaisant kai kurių tyrimų pademonstruoto neigiamo EMS poveikio, naujesni tyrimai apie EMS atsiliepia teigiamai. Siekiant tiksliau įvertinti ir optimizuoti TENS ir PEMF terapijos taikymo žmonėms intensyvumą ir trukmę, reikia atlikti daugiau tyrimų. Skirtingi tyrimai demonstruoja teigiamą ir neigiamą elektrostimuliacijos poveikį. Neigiamą poveikį gali lemti nepakankamai intensyvi stimuliacija, kurios reikia norint prasiskverbti iki giliųjų raumenų skaidulų, kai terapijoje naudojami paviršiniai elektrodai netinkamai parinkti parametrai. Vis dėlto esama įrodymų apie naudingą elektrostimuliacijos poveikį žmonėms, todėl siekiant palaikyti raumenų masę ir jėgą, elektrostimuliacija yra naudinga priemonė. Rengiant šį darbą buvo remiamasi įvairiais moksliniais šaltiniais. Malonu, kad domitės elektroterapijos pritaikymo galimybėmis kineziterapijoje ir reabilitacijoje.